Labą dieną, mes ką tik atidarėme Jack and Jones parduotuvę, ką jūs manote? Jo, labai gera. Gera parduotuvė. Labai gerai patiko, puikiai muzika groja, labai vertinu tai, labai gera reklama, viskas tiesiog super, man labai patiko. O kokios kainos? Normalios, manyčiau. Ar kažką nusižiūrėjo čia vakarui, ar rytojaus vakarui? Šiandien labai sunku nusižiūrėti kažką, bet kai rytoj ateisiu, būtinai kažką nusižiūrėsiu. Puiku, ką palinkėsite atidarimo progą šitai nuostabiai parduotuvei? Sėkmės, geros prekybos ir geros nuotaikos. Labai jums ačiū. Mes atidarėm šiandien Jack and Jones parduotuvę, pirmą Lietuvoje brandinę parduotuvę. Ir norėjom jūs pakviesti užeiti, pasižiūrėti pas mus. Ir ar jūs žinot šitą brandą Jack and Jones? Ne, nežinau. Galima jūs palydėti? Gerai. Čia yra, ta prasme, Jack and Jones originalus brandas. Jis anksčiau buvo pardavinėjamas aprangos galerijoje. Ir tai yra vyriška parduotuvė, vyriškų drabužių parduotuvė. Labai gerai žinoma dėl savo džinsų, kokybės ir taip toliau. Ką palinkėtumėt parduotuvės atidarimo progą? Kuo ilgiau gyvuoti ir parduoti daug gražių rūbų, kad žmonės būtų gražesni. O ką nusižiūrėjot savo konkrečiai, gal kažkas patiko? Marškinukai ir palaidinė tikrai gerai atrodo, ne? Labai gerai, žemiau. O džinsai, vau. Kas krito į akį, kas labiausiai patiko? Muzika. Muzika ir kokteiliukai. Paragavom, bet ir neblogi. Jagermeisteris Red Bull'ų labai gerai. Nu jo. Vakarėlio pradžiai. Nu aišku, šiandien ar ketvirtadienis, tai nebus vakarėlis. Šeštasis penktadienis, ketvirtadienis. Ai, nu jo, be abejo, tai jo, bet mes nepropaguotojai mažųjų penktadienį. Jūs tiesiog non-stop tusinatės. Nu jo, kiekvieną dieną pachmėlas. Tai gerai, ačiū už pirkinį ir linksim sėkmės ir laukiam kitą kartą.